Mano vardas Jaro ir tiems, kas nežino, greičiausiai niekas nežino, jau kokius 4-5 metus užsiminėjau startupais, pradėjome nuo tutis.com, tokio liūdnai pagarsėjusio Vilniuje startupo, po to padarėme tuti.com, gal kam netgi teko naudotis, greitai open sourcinsim, tai galėsit pamaidyti kodą, ten yra daug, apie 20 000 Python eilučių. Ir šiuo metu užsiminėjom busyflow.com, kas yra įrankis, kuris integruoja cloud-based toolsus. Mes į vieną vietą imame duomenis iš Dropbox'o, Google Drive'o, Basecamp'o ir kitokių žaislų internete. Bet ne apie tai. Šiaip norėjau pasakyti, kad iš esmės tai PHP valdo pasaulį. Webą. Kas iš jūsų mokat PHP? Jūs iš vis programuot mokat? Ne. Aš žinau, kad daug hebros taip visokios yra. Tai tiems, kurie nežino iš vis, kas yra programavimas, tai toks būdas paaiškinti kompui, ką daryti. Ir jūs su juo tokiu būdu bendraujat. Bet iš esmės yra tokia kalba PHP ir jinai yra labai populiari. Ir yra nemažai priežasčių, kodėl jinai yra populiari. Bet mano klausimas, ar iš tikrųjų PHP valdo pasaulį. Tiems, kurie supranta, kad jis valdo. Ir mano atsakymas yra gal ir ne, nes šitie dėdės ir šitos kompanijos ir produktai, kai kurios gal girdėjot, tokius kaip YouTube, Google, Spotify, LinkedIn, Dropbox, Amazon, jie visi iš esmės kaip po vieną iš pagrindinę savo kalbą naudoja Python. Ir klausimas yra, kodėl tada vis dėlto tokie gigantai kaip Facebookas naudoja pseudo PHP. Šiuo metu tai jau nebe PHP, bet tai pradėjo nuo PHP. Turėjau taip įdomu kalbą. Taigi. Ir kadangi turėjau ir startupus pasakyti, tai startupas tai yra tokia kompanija, kurie dažniausiai kuria jauni žmonės, kurie tikisi, kad po 2 metų padarys Google. Dažnai jie būna mokantis programuoti, bet nieko neišmano versle ir po 2 metų supranta, kad reikia ir verslą daryti. Ir kada tu turi savo idėją ir nori iš to padaryti kažkokį produktą, tai labai svarbu yra greitai prototipinti. Tai reiškia, kad per 2 dienas tu turėtum kažkokį pavyzdį produktą. Mes su busyflow po 2 dienų, mes iš tiesų mes savo kompanijai, nes aš turiu programuotojų kompaniją, nedidelę, bet 10 žmonių, tai mes pabandėme kokius 5-6 produktus. Ir mes visą laiką savo skirdavom maždaug savaitę, po savaitės mes turime nuspręsti, ar mes vystysim tą produktą ar ne. Ir kokius 3 prametėm, taip pabandę, vienam netgi 3 savaitės skyrėme ir manome, kad tai buvo mūsų klaida, nes norėjom per gerai padaryti tai, ko niekada nereikia. Ir paskutinis buvo iš tikrųjų padarytas per 2 dienas, full time. Aš ateini 8, išeini 12, dar padarai. O čia 10 žmonių 2 dienas dirbo ar tik vienas? 3 žmonės. Mes dedikuojam kokius 3 žmonės ir jie nieko kito nemasto. Nes mes nesame tie, kuriems reikia surasti draugų. Tokiems dalykams iš esmės yra startup weekendai reikalingi. Bet kadangi mes turime programuotojus, turime dizainerį, tai mums nereikalingas weekendas, mes įdarome viduje kompanijas. Ir svarbu yra greitai prototipinti, bet taip pat svarbu yra pasirinkti technologiją, kuri, jeigu netyčia tau pavyks padaryti Skype arba Google, kad nebūtų tų problemų, kurios turėjo Facebookas. Nes Facebookas iš esmės perrašė visą Facebooką ir dabar jie turi kažką, jie iš esmės perrašė patį PHP, nes PHP nebuvo tinkamas panašų jų srautų. Yra klausimas, ką padaryti, kad nereikėtų susidurti su tokiam problemom. Ir dar yra svarbus dalykas, tai daug žmonių pasirenka būtent nuo PHP, nes realiai pirmą prototipą gali padaryti per dieną. Greičiau negu su Pythonu, daug greičiau negu su Java ar kitokiam kalbom. Problema atsiranda po metų ar 2. Kai prie produkto jau dirbo 15 skirtingų žmonių, tik 3 iš jų dirbo tavo kompanijai, nieks neprisimena, kas kur parašė, ir tiek makaronų pridaryti, ir tiek kodo duplikavimų, kad jau nieks nieko neprisimena. Ir tau yra svarbu sugebėti palaikyti. Na ir turi būti kalba, nes yra tokių nuostabių kalbų, kokių nors funkcinių kalbų, arba koks nors Haskellis, arba Smalltalkas, kuris yra super objektinė kalba. Nuostabios kalbos. Lietuvoje gal 2 žmonės yra, kurie gali jom realiai programuoti. Tu savo kompanijoje nenori pasirinkti tokią technologiją, kur nieks po tavęs nemokės. Todėl yra svarbu turėti prieimą prie didelio kiekio programuotojų. Tai iš esmės PHP yra ideali kalba pagal tos apibrėžimus. Taip, ne? Yra labai populiari, tai reiškia, vien Lietuvoje yra
gal ir 10 000 programuotojų, kurie mokas kažką su to daryti. Lengva išmokti. Po šiandienos Pythono paskaitosis greičiausiai tie, kurie nieko neprogramavo, tie, kurie neprogramuosit. Po PHP galėtumėt. Yra milžiniškas community netgi Lietuvoje ir bet kur gali hostingą gauti už 3 litus. Eini į serverį LT, hostingas už 3 litus. Jei, savo puslapiuką paleidai. Nustabu. Ar tikrai? Bet kodėl tada valiai silicio slėnis renkasi Pythoną arba yra kita populiari kalba Ruby? Java Corporate. Dar su .NET kaip pasirašo. Su C#. Nes PHP turi tokią savybę, kad taip, Lietuvoje yra 10 000 programuotojų. Iš jų kokie 9900 nėra programuotojai. Problema yra ta, kad galima labai greitai pradėti. Bet tai reiškia, kad tu pradedi darai. Ir aš esu kalbėjęs su žmogum, kuris 7 metus programavo. Ir aš nežinau, gal dauguma iš jūsų nežinot, kas yra objektinis programavimas, nes niekad neprogramavo. Bet aš kalbėjausi su žmogum, kuris norėjo į senior programuotoją poziciją. Ir mes jau paklausime, kas yra objektinis programavimas. Ir jisai nemokėjo klasės nuo objekto atskirti. Kas yra, sakyčiau, pirmo kurso studentas, kad turėtų tai daryti. Tai su PHP įmanoma. Įmanoma parašyti puslapį, įmanoma jų daug sukurti ir vis dar nemokėti parašyti nieko daugiau negu Hello World arba mano asmeninis blogas, už kurį po 500 litų visą laiką daug kas nors sumokės. Ir tai yra labai didelė problema, kai pradedi ieškoti žmonių, nes ateina į startup weekendą, sako, aš programuotojas. Kiek laiko programuoja? 5 metus. Jėga, davai daro. Po 2 dienų nieko nepadarė. Nes tu norėjai kažką įdomesnį padaryti, o ne labą dieną, tai yra mano puslapis. PHP yra lėtas ir kadangi čia ne ta publika, tai aš nekalbėsiu apie dinaminius ir nedinaminius tipizavimus, nes dauguma iš jūsų nesuprasit, kas tai yra. Iš kitos pusės, kas yra gerai Pythone ir kodėl mūsų kompanija ir Google'as, YouTube'as, visi jie renkasi Pythone. PHP, kada buvo sukurtas, jis, tie žmonės, kurie sukūrė PHP, sukūrė tam, kad būtų lengva pradėti. Ir po to jį dastuminėjo iki šiuolaikinių kalbų. Tik prieš kelis metus atsirado normalus objektinis supratimas tos kalbos. Ir pati kalba buvo sudizaininta, kaip gavosi. Iš esmės, jeigu esi geras programuotojas, gali puikias programas rašyti su PHP. Bet ko gali rašyti? Taip, bet labai lengva netapti niekad geru, nes kalba tau leidžia rašyti bet ką. Leidžia nusišnekėti, leidžia nesąmonės daryti. Pythonasgi yra labai gražiai suinžinerinta kalba ir joje irgi galima šlykščias programas parašyti, bet jau reikia būti specialistu. Tikrai sunku. Ir todėl aš renkuosi, kad aš noriu, kad mano programinė įranga, mano kompanija, kuria būtų kokybiška. Tai aš noriu išvengti ko daugiau barjerų. Antras dalykas tai, kad iš tikrųjų jūs nenorite pigaus hostingą. Geriau sumokėti 30 litų už hostingą negu 3, nes jeigu sumokėsit 3, jūsų produktas pradės augti ir staiga vieną dieną jums jo neužteks. Jums reikės migruoti. Jūs niekad nebūsite pabandę tai padaryti kaip reikia. Ir jūs turėsite savaitę arba 2 mokysitės arba turėsite tą migracijos kaštą ir tuo momentu tiesiog jūs pravedinėsite naudotojus. Jūs norite pradėti nuo taip vadinamų virtualių dedikuotų serverių, kurie kainuoja 20-30 litų per mėnesį, o ne 4 bokalai alaus per mėnesį, neišgirti. Baisu. Baisu. Bet iš esmės jūs jau būsite pasiruošę tam, kad jūsų kompanija arba produkto arba, nežinau, Hello World puslapikui pasiseks ir, nežinau, blogą pradėsit rašyti, kuris skaitys visą Lietuvą. Su Pythonu, kaip jau sakiau, sunku parašyti blogą kodą. Tikrai sunku. Matėme, žmonės sugeba, kinai labai įdomiai programuoja, bet tai yra sunku. Ir apie dinaminius ir tos visus nekalbės. Tai iš esmės, kodėl mes kaip po kompanija ir kaip po startupas BusyFlow, patikrinti, kas tai yra, turite visi po to užsirašykite. Kaip biškiai aukščiau vaizdą, biškiai aukščiau. Kaip aš likau. Mes čia labai jau matau. Bando.
aš kalbėjau ten apie Pythoną ir sakiau, koks jis yra krūtas, o tokia yra nuostabi kalba Ruby, jinai yra tokia pat krūta. Iš esmės Ruby kūrėjas yra pats sakęs, kad jeigu jisai žinotų, kad egzistuoja Pythonas, kai jisai sukūrė Ruby, jisai nebūtų kūręs Ruby. Nu, bet kadangi jis jau sukūrė Ruby, tai padarė kažką tiek pat gerai. Žinoma, ten yra ginčių, kur ir kas, ir šiaip Pythonas vis dar 3 kartus populiaresnis negu Ruby. Bet Ruby yra nuostabi kalba, todėl mes nesiginčiam, kad tai yra bloga kalba, bet klausimas, kodėl tada mano kompanija pasirinko vieną arba kitą technologiją. Kodėl ne PHP, jau paaiškinu. Iš esmės mes daugiau negu 7 metus programavom su Pythonu. Ir dabar jūs turite šansą kažką išmokti, bet kai jūs norėsite daryti real verslą, tai ten nebus laiko mokytis. Ten reikės greitai daryti. Kartais daryti neteisingai, bet daryti, nes žmonės pradeda naudotis. Šiuo metu, pavyzdžiui, BusyFlow serveriai pro save prapumpuoja 0,5 terabaitų informacijos per mėnesį. Ir mes beveik neturime naudotojų, turime gal 10 000. Ir tarsime, o reikia daryti greitai. Ir todėl mes darėme su Pythonu, nes reikia greitai taisyti, nes nėra laiko mokytis. Bet to Pythonas turi Lietuvoje daug didesnį community negu Ruby. Ir jinai auga. Ir aš esu tikras, kad vis tiek augs. Ir su Pythonu galėsite Google įsidarbinti. Jau kai kas Google darbas, tai įsidarbinti išmoksta. Bet žinai, jie iš esmės vis tiek ieško studistų, pavyzdžiui. Yra dar vienas niuansas, tai tiems, kurie kažką žinot apie frameworkus, nes, su Greenet kalba dažniausiai niekas neprogramuoja jokių sudėtingesnių sistemų, naudoja taip vadinamus frameworkus. Ir Pythone jie yra įvairesni. Kada Rubis iš esmės buvo išpopuliarėjo, kada pradėjo tokia kompanija 37 signalai, sukūrė savo web projektams ir kai kuriems savo software as a service produktams Ruby on Rails produktą, kas tapo po to standartu ir labai išpopuliarėjo dėl to pati kalba Ruby. Iš esmės 80% visų žmonių, kurie programuoja Ruby, programuoja su Ruby on Rails. Ir tai reiškia, kad yra labai siauras pritaikymas web produktams tam tikrų tipų. Bet jeigu jūs norėsite eiti ir daryti didelės, sudėtingas bankinės sistemas, arba, nežinau, ką nors labai mažą command line'inius skriptus rašyti. Ruby gerai command line. Tai... Gerai. Aš pati rašiau. Pati rašėjai, ne? Maža, labai maža. Labai maža. Tai iš esmės Pythonas tinka viskam. Ir Pythonai tie frameworkai jau yra ir corporate pasaulyje, Zaupo paėmot, tai rašot corporate'ui, norite, ką nors greitą vaidinimą Django, mes naudojame Pyramid, nes jis yra lengvas ir leidžia mums būti labai lankstiems. Ir tai yra labai gražu, kad yra galimybė panaudoti gan plačiai. Tai yra kaip ir mūsų labai aiškus principas, pareiklamavau Pythoną. Tai iš esmės paskutinis punktas taip, Lietuvoje rasite darbus su Pythonu. Pavyzdžiui, pas mus. O jūs ir Lietuvoje dabar? Programuotojų ieškosime Lietuvoje. Visą laiką. Nežiūrint į tai, kad iš esmės mūsų klientai yra vakarų Europoje, JAV. Ir pats aš gal netyčia persikelsiu į vakarinę pakrantę, bet programuotojai ir mūsų main engineering teamas susidarė Lietuvoje. Gal netgi kada nors Kaune. Jeigu netyčia pajūnės išauksime. Kas? Indijai planuokit. Žinai, su Indija yra ta pati problema kaip su PHP programuotojais. Ten yra daug gerų programuotojų. Bet jas taip sunku rasti. Ir dar daug daugiau blogų, ar ne? Va. Ir tarptų tingių darbo kultūra. Labai daug kas mūvina šiuo metu savo outsourcingų darbus į Rytų Europą. Dėl to, kad nors Rytų Europą 5 kartus galbūt brangesnė, bet su indais dažnai nesusikalbame. Tai tiek. Toks buvo žmonės dėl to. Tie, kurie nori su indais, reikia retai kalbėti. Kad jie greiti, žinai. Tai ačiū už dėmesį. Jo, dėkui,